Labas vakaras, Lietuvoje 20 valanda, balsavimas baigtas ir dabar prasideda įdomiausia prezidento rinkimų ir referendumo dalis. Lietuvos sprendimas per artimiausias valandas mes sužinosime ir jūs sužinosite, kaip baigėsi šie rinkimai. Labas vakaras, žiūrovai, labas ir Lina. 8 kandidatai siekiantis prezidento posto. Mes juos čia pasitiksime ir studijoje nusikelsime ir į štabus per artimiausias, kaip Lina ir minėjo, kelias valandas. Rinkimo apylinkės tik pradeda darbus, galima sakyti taip, netrukus bus išverstos balsadėžės ir pradėti skaičiuoti biuleteniai, o kol kas mes galim kalbėti tik apie aktyvumą. O aktyvumas lenkia 2019 metų žmonių balsavimą. 19 valandos duomenimis, nes dar neturime 20 valandos duomenų, su išankstiniu dienų balsavimu prie balsadėžių atėjo 56% ir 72 šimtosios rinkėjų. Tai yra tikrai daugiau, ir galima preliminariai daryti prielaidą, kad referendumas galbūt įvyko, rezultatai kokie bus, taip pat sužinosime vėliau. O štabuose dirba mūsų žurnalistai Eglė Račkauskaitė ir Gedas Salyga, ir kaip tik dabar mes keliamės į pirmojo kandidato štabą. Igno Vėgėlės štabe, kas vyksta. Labas, Gedai. Sveiki. Esame Igno Vėgėlės štabe, kuris įsikūręs vienoje iš Vilniaus kavinių. Prieš 8 čia jau rinkosi Igno Vėgėlės palaikytojai, laukiama dar nemažo būrio jų po 8. Čia nuotaikos buvo tokios, kad skaičiuotos buvo atskiros minutės, kadagi iki 8 valandos, kadagi baigsis balsavimas, kada bus galima pradėti laukti balsų skaičiavimo pirmųjų rezultatų ir visiems aktualu, kaipgi pavyks, visiems čia aktualu, kaipgi pavyks pasirodyti Ignui Vėgėlei. Matome, yra renkasi ir žinomi žmonės, tam tikri palaikantis Igną Vėgėlę. Pabandykime su kai kuriais pakalbėti. Taip, tai Violeta ir Vilius Tarasovai, sveiki. Kokios nuotaikos šį vakarą? Puikios nuotaikos, labai faini žmonės, labai faina atmosfera. Važiavome iš Klaipėdos tiesiai čia į Vilnių palaikyti Igno, Labai puikiai esame nusiteikę. Taip, čia buvo skaičiuojamos paskutinės minutės, kada baigsis balsavimas. Jūsų štabe girdėjome irgi žmonės šnabždėjo, kiek tų minučių liko. Kokio jūs tikitės Igno Vėgėlės rezultato? Labai sunku, tai yra, dar kartelį pasikartosiu, nesunku prognozuoti. Aš nežinau, kaip prognozuoti. Aš tikiuosi, viliuosi, kad mes, Jėzau, aš sakau mes. Ką tik stovėjom savo, kaip būtų gerai iš pirmo turo. Aš labai norėčiau, kad iš pirmo turo. Optimistais reikia, labai norėčiau antro turo, aš iš principo, kad tikrai patektų į antrą turą. Manot, jis bus? Aš manau. Aš nežinau, ta prasme, jeigu bus antras turas, tai labai tikiuosi, kad patektų Ignas. O šiaip norėčiau, kad iš pirmo. Ne, aš manau, kad bus antras turas, nes tikrai kandidatų yra, pasirinkimas yra, žmonių nuomonių yra daug labai įvairių ir aš manau, kad tikrai bus antras turas. Ignas Vėgėlė yra teisininkas, advokatas, dirbo profesionaliu advokatu. Tai, kad neturi politinės patirties, manot, privalumas ar trūkumas? Manau, kad vienur galbūt trūkumas, bet kitur ir privalumas yra. Ir šitose debatuose galbūt pasimatė truputėlį, bet mes lygiai taip pat apie praeitus rinkimus galvojame apie Nausėdą. Ir dabar manau, kad neturėjo nei patirties, nei ko. Ekonomistas buvo berods, taip. Taip, jisai buvo ekonomistas irgi neturėdamas patirties politinės. Ir kai ką, man atrodo, jisai iki šiol yra labai geras prezidentas, bet dėja mes esam nusivylę, dėl to mes už Igną Vėgėlę šį kartą balsuojam. Teisininko profesija, šitoj specialybėje būti prezidentu yra labai reikalingas dalykas, išmanyti teisę. Taip, tie, kas nagrinėjo iki rinkimų apklausas, būdavo išskiriama, kad Gitanas Nausėda geriausi šansai jo patekti į antrą turą. Kas pateks su juo, Ingrida Šimonytė arba Ignas Vėgėlė dažnai buvo minimi. Ar jūs sutiktumėt su tuo, kad tarp šių kandidatų vyks arši kova ir kaip jūs juos vienas su kitu palygintumėt? Aš manau, dabar kaip tik kalba Ignas ir kaip tik kalba, jisai užtikrintas, kad bus antram ture. Ir mes irgi labai vylimės ir norime, kad jis būtų antram ture, o jau antram ture bus dar didesnė banga palaikymą, palaikysim Igną. Ačiū labai, dėkui, gero jums vakaro, ramaus laukimo. Pabandykime pakalbėti dar su kuo nors iš Igno Vėgėlės šalininkų. Sveiki, matome Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, gal galim pakviesti.
Tai kokios jūsų nuotaikos šiandien čia, Igno Vėgėlės štabe? Darbinės. Laukiam rezultatų, kad galėtum įvertinti, kaip žmonės patikėjo, kaip žmonės mato situaciją ir kokį verdiktą skyrė. Esate patyręs politikas, kaip manote, esate patyręs politikas ir Igno Vėgėlės štabe. Koks manote rezultatas bus šiame pirmame rinkimų ture? Na, aš manau, kad yra tikrai pagrįstos viltis ir tas įdirbis pačio Igno leidžia galvoti apie antrą turą, o antram ture dar viskas būtų prieš akis. Jūs manot, kad į antrą turą pateks Ignas Vėgėlė, ne Ingrida Šimonytė, kaip čia dažnai buvo spėliojama? Aš tikrai taip norėčiau ir taip viliuosi. Ką tik klausime Violetos ir Viliaus Tarasovų, to paties ir jūsų paklausime, tai, kad Ignas Vėgėlė, advokatas, teisininkas, politinės patirties neturi, jūs matote tai kaip privalumą ar trūkumą? Aš matau, kad jisai labai greitai keičiasi ir jeigu pirmieji susitikimai, o pirmasis susitikimas su žmonėmis buvo būtent druskininkuose, mačiau, kaip tuo metu kalbėjo ir koks progresas yra per tos kelis mėnesius. Tai yra žmogus labai greitai tobulėjantis, greitai besimokantis ir jeigu tos klaidos pirmuose susitikimuose jos buvo matomos, sakykime, tie akcentai tam tikri, galbūt per daug karštai reaguojama tas, kas yra tau klijuojama, tos etiketės ar kažkas, tai pabaigoje to neliko ir pažanga labai didelė ir aš manau, kad tai žmogus, jeigu politikoje liks ir ateityje, daug nuveiks. Ignas Vėgėlė pozicionavo save rinkimų kampanijos metu kaip žmonių advokatas, žmonių, kuris būtų ir prezidentas. Kaip Jūs manote, ar pavyko jam tą rinkimų kampanijos metu žinutę įtikinamai paskleisti rinkėjams, nes buvo tokios kritikos, kad galbūt pamatė ir nuovargio ekspertai jo rinkimų kampanijos metu? Na, žinot, žmogus yra jau tokia būtybė, kad ir pavargsta ir pailsta, o aš manau, kad jisai būtent ir būtų tas advokatas, jeigu eitų vienokias ar kitokias pareigas, o ar įtikinau žmonės, ar žmonės patikėjo, turbūt už valandos dviejų jau ir matysim. Jeigu Ignas Vėgėlė patektų į antrą turą, antrame ture, jeigu būtų ir Gitanas Nausėda, kokį ten prognozuotumėte rezultatą, vėlgi kaip patyręs politikas, kokia ta persvara gali būti kieno? Na, kadangi mes